Norime pristatyti programos Euroskaita 52 versijos naują modulį pinigų srautų planavimo ataskaitą, kuri padės tiksliai ir užtikrintai planuoti įplaukas bei išlaidas. Ši ataskaita skirta įmonės buhalteriams ir finansininkams. Tai įrankis, padedantis tiksliau planuoti pinigų srautų judėjimą įmonės viduje bei mažinantis laiko sąnaudas. Sukūrėme ataskaitą, kuri leis įvertinti įmonės įplaukas ir išlaidas bei apskaičiuoti pasirinktos atsiskaitomosios sąskaitos likutį konkrečiai datai. Šios ataskaitos teikiama vertė yra iki 90% tikslesnis įplaukų ir išlaidų planavimas bei iki 80% mažesnės laiko sąnaudos informacijos surinkimui ir parengimui. Taigi, programa dirba jums. Tiksliai nurodžius reikiamus duomenis, mokėjimo terminus ar grafikus pirkimo ir pardavimo operacijose, pagrindinę įmonės banko sąskaitą, planuojamas pinigines operacijas bei kitą informaciją galėsite tiksliai įsivertinti banko sąskaitos likutį reikiamoms išlaidoms. Sukurtas naujas modulis pinigų srautų planavimas. Jį galima pasiekti per meniu punktą Kita ir pasirinkus pinigų planavimas. Nustačius norimą laikotarpį, programa automatiškai surenka visas tame intervale atliktas pirkimų bei pardavimo operacijas, sąraše pateikiama visa reikalinga informacija. Esant poreikiui, galima koreguoti įrašus bei išsikviesti pirminę operaciją. Norint, kad ataskaita veiktų korektiškai, pirmiausia reikia nustatyti konfigūracijos parametrus. Pasirenkame meniu punktą Sistema, tada Konfigūracija, atsidarome aplankalą Ataskaitos ir parenkame Pinigų srautų planavimas. Pirmiausia nustatomos datos, kurios automatiškai užsipildys atsidarius pinigų planavimo modulį. Toliau pasirenkamas ataskaitos laikotarpio dažnumas. Pavyzdžiui, jei pasirenkame diena, ataskaitoje bus rodoma kiekvienos dienos informacija pagal nustatytą intervalą. Sekantis kintamasis – leisti padengimus su mokėjimais mums. Reiškia, kad jei esame skolingi tiekėjui, galime iš karto atlikti mokestinį pavedimą tiesiai iš ataskaitos. Toliau minimalus operacijos likutis, čia nustatoma suma, į kurią nekreipiame dėmesio kaip į skolą. Šiuo atveju 5 eurai. Ir galiausiai operacijos sąrašo intervalas, kuris gali skirtis nuo pirminių duomenų surinkimo intervalų. Jis gali būti siauresnis, tačiau platesnis būti negali. Dar vienas svarbus aspektas, leidžiantis pilnai išnaudoti šios ataskaitos galimybės – atsiskaitomosios sąskaitos nurodymas partnerių sąraše. Rekomenduojama ją įvesti ypač tiems partneriams, kurie yra tiekėjai. Be šio nustatymo negalėsite atlikti pavedimo operacijos tiesiai iš ataskaitos. Na, o dabar aptarkime, ką galime atlikti šitame lange. Visų pirma, pasirinkus norimą operaciją, ją galima pakoreguoti. Kad ataskaita veiktų tinkamai, svarbu klientams nurodyti apmokėjimo terminą arba mokėjimo grafikus. Taip pat galima pažymėti varnelę ant punkto neįtraukti į ataskaitą. Tai reiškia, kad į tą skolą nebus atsižvelgiama ir ji nebus įtraukta į ataskaitą. Norint iš naujo surinkti skolų operacijas, galima paspausti pirmąją ikoną lango viršuje dešinėje. Norint ištrinti rankiniu būdu įvestas operacijas, spaudžiame vidurinę ikoną. Jei reikia ištrinti visas operacijas, pasirenkame paskutinę ikoną. Tokiu atveju visa informacija ištrinama ir galima pradėti generavimą iš naujo. Kai atlikome visas norimas korekcijas, galime pereiti prie ataskaitos generavimo. Vėl nurodome periodą, jis gali sutapti su operacijų sąrašo periodu arba būti trumpesnis. Taip pat galima pasirinkti konkretų partnerį, partnerių tipą arba jų kategoriją. Pavyzdžiui, tik tiekėjus arba tik klientus pagal poreikį. Toliau pasirenkame valiutą. Galima rinktis operacijos valiutą arba ekvivalentus. Jei operacijos vyksta keliomis valiutomis, rekomenduojama rinktis ekvivalentus.
Valiutos kursas taip pat pasirenkamas. Tai gali būti operacijos dienos kursas arba einamosios dienos kursas. Ir paskutinis pasirinkimas yra tipas. Galima rinktis suminę arba detalę ataskaitą. Jei pasirenkama detali, galima atlikti pavyzdžiui mokėjimo pavedimus arba pinigų sudengimus tiesiai iš ataskaitos. Tuomet pasirenkame pagrindinę įmonės atsiskaitomąją sąskaitą. Papildomai galima pažymėti varnelę, rodyti tik aktyvius partnerius. Toliau spaudžiame atnaujinti ir matome sugeneruotą ataskaitą. Joje rodomi operacijų numeriai, statusas, skiltis viso, operacijos tipas, partnerio kodas ir pavadinimas, dokumentų numeriai ir kita informacija. Jeigu nueiname į ataskaitos pabaigą, ten matome pasirinktos atsiskaitomosios sąskaitos likučio pasikeitimus kiekvienai dienai. Jei paspaudžiame ant konkrečios sumos, grįžtame iki pradžios ir matome, kad tai yra pirkimas. Jeigu norime pagal šį pirkimą atlikti apmokėjimą, pažymime varnelę skiltyje pavedimui ir spaudžiame generuoti. Atliktą pavedimą galime rasti skiltyje operacijos, pinigų valdymas, mokėjimo pavedimai. Jei tai pardavimo operacija, paspaudžiame dešinį pelės klavišą, pasirenkame PP atsiskaitimai ir jei yra operacija, kurią galima padengti šią sumą, sudengimą galime atlikti tiesiai iš čia, nereikia niekur kitur eiti. Taigi, šiandien tiek informacijos. Jei kilo klausimų, būtinai susisiekite nurodytais kontaktais.